Iš paradinės pusės vaizdas gal net šiek tiek ir gražesnis. Vidus labai įspūdingas. Sakyčiau, viena iš gražiausių krikščionių bažnyčių, kokioj tik tai teko būti. Kokie fainas Vinipuchas ir Zuikis. Na ką, sveiki visi. Šį kartą jau sveikinusi iš Egipto, iš Šarm el Šeicho. Čia aš esu jau maždaug pusantro mėnesio, bet buvau užsivertęs darbais, tai kažkaip nebuvo nei laiko, nei noro, nei energijos kažką filmuoti, kažką pasakoti ir panašiai. Štai koks kraštovaizdis iš mano apartamentų terasos. Matosi kalnai, ten dykuma. Ir šiek tiek miesto fragmentą irgi galima išvelgti. Pagrinde dominuoja mažaaukštė statyba. Va taip daugmaž gyvena vietiniai žmonės va tokiuose namukuose. Šiandien yra gruodžio 7 diena. Dienomis dabar temperatūra būna taip apie 24-25, o naktimis atvėsta iki maždaug taip 17. Tai pakankamai dar malonu, vakare reikia kažkokio lengvo švarkelio ar tai džemperio, bet dieną dar visai būna smagu, ne per karšta. Aišku, turistai jau šiek tiek kiti skundžiasi, kad vanduo šaltas, net ir baseinuose, viešbučiuose ir panašiai. Bet šiaip šilumos pakanka ir nėra per karšta. Atvėso šiemet daugmaž apie lapkričio 20, iki to laiko net vakarais nereikėdavo nei džempo, o dieną, kai saulė šviesdavo, būdavo net jau per karštas, šiek tiek jau toks jausdavosi svilinimas, deginimas, o dabar jau toks labai malonus, komfortiškas oras. Šitaip atrodo vietinių gyvenamas rajonas, šiek tiek toliau nuo turistinės zonos, aplinkui nėra tokių bent jau didelių viešbučių ir panašiai. Verda vietinis gyvenimas. Šiaip Šarm el Šeichas skaitomas kaip švariausias, saugiausias ir toks civilizuočiausias miestas visame Egipte. Ir tikrai tas jaučiasi, nes vienas dalykas nėra jokių benamių, išmaldos prašytojų ir panašiai. Ir šiaip kiek teko girdėti, bet kas negali čia atvykti, ta prasme kalbu apie vietinius, nes jeigu nori kažkas iš vietinių atvykti, tai visų pirma turi darbo leidimą turėti arba vykti pas šeimą, arba jeigu vyksta kaip turistas, tai turi būti viešbučio rezervacijos ir panašiai. Tokių tiesiog atvykstančių laimės ieškoti, nepriema. Ir kitas dalykas, kiek teko girdėti, kad kiekvienas, kuris nori čia atvykti, turi praeiti patikrą policijoje. Tai žodžiu, jeigu yra turėjęs kažkokių problemų su teisėsauga, greičiausiai jo čia neįleis. Atėjo metas užkasti, einu dabar į vieną tokią užkandinę savo mylimą. Čia va taip atrodo mano mėgstama užkandinė. Kas įdomiausia, kad meniu tik tai arabiškai, todėl nieko nesuprasite. Ir čia taip kukliai tokia užkandinė. Tai va, gavom du tokius sumuštinius. Viduj falafelis, čia nesimato, paslėptas, bet žodžiu, esmė, kad va, yra falafelis, salotas ir šiek tiek padažo. Tai vieno sumuštinio kaina 15 svarų, o už viską 30 svarų. Šiuo metu Egipto svaro ir euro kursas yra toks 1 euras apie 51-52 svarus, tai grubiai 50. Tai va, šitie du sumuštiniai kainuoja 30 svarų, tai apie 60 euro centų. Kainos tikrai nekanda Egipte. Nepavyko veikti abiejų sumuštinių, tik tai vieną įveikiau ir toks jau pakankamai sotas, taip kad kitam maitinimui nusikels antras sumuštinis. Atvažiavome į degalinę, čia kaip ir įprasta artimųjų rytų šalyse pila vietiniai darbuotojai, patiem rūpintis tuo nereikia. Šarm el Šeiche gražus saulėlydžiai, nežinau kiek kamera gali perteikti, bet tokios spalvos pakankamai gražios, violetinis dangus, tikrai mums neįprasta ir gražu. Čia šiek tiek daugiau spalvų ir temsta dabar apie 5 valandą vakaro. Žodžiu, 92 benzinas kainuoja 15 svarų su centais už litrą, tai grubiai apie 30 euro centų.
ir užsipilti pilną baką, kas yra 40 litrų, mano atveju kainuoja apie 12 eurų. Tikrai ne prabanga, skaičiuoti kuro čia nereikia. Dabar yra po 5:25 minutės, jau visiškai tamsu ir einam pasižiūrėsim į miesto panoramą. Čia matosi jūra, įlankėlė vietinė, apačioje paplūdimio klubas ir čia matosi senamiestis, Old Market rajonas vadinasi, ir čia naujausia mečetė mieste, 2017 tik pastatyta, labai įspūdinga. Manau, vėliau nuvyksime arčiau jos. Tai va, čia kaip minėjau, matosi Sahaba mečetė, pati naujausia, ir ten toliau matosi šiek tiek yra krikščionių bažnyčia ir Mustafa mečetė. Tai šitas 3 vietas yra vienas iš pagrindinių mieste. Ir iš tų 3 vietų seniausia yra Mustafa mečetė, 2007 pastatyta. Tai pagalvokit, tie, kas buvo prieš maždaug 20 metų, nebuvo nei vienos iš šitų 3 pagrindinių vietų. Tai Šarm el Šeichas tuo metu buvo visai kitoks. Dabar žymiai viskas geriau atrodo. Darbas darbo, nors laisvo laiko ir lieka mažai, bet prisižiūrėti reikia. Tai einam dabar į džimą ir kiek vietiniai kolegos pasako, čia geriausias džimas mieste. Taip, kad nemokama reklama, gal kam pravers. Šitas džimas dirba beveik visą parą. Dėl ko sakau beveik, nes jie pradeda berods 6 ryte darbą ir baigia 3 nakties. Tai labai trumpas tarpas tik tai yra, kada nedirba. Ir be išeiginių, nuo pirmadienio iki sekmadienio. Čia va džimo kainos, tai mano atveju aš galiu imti tik tai mėnesį, bet jie dar duoda 5 papildomas dienas, tai gaunas 35 dienas, 1300 pinigų, tai kas čia gaunas, apie 26 eurus. Kiek teko girdėti kitose miestuose, kaip tarkim Hurgadoje, kainos visgi mažesnės yra. Čia yra ir bokso kriaušė, ir tokia kaip ale crossfito zona. Štai taip atrodo džimas. Šiaip treniruoklį tikrai pakankamai, užtenka visom raumenų grupėm, gal hantelis šiek tiek mažoka, bet vis tiek bendras vaizdas pakankamai geras, treniruokliai nėra labai nauji, bet pilnai užtenka tokiam normaliam sportui. Pažiūrėkit, kokie keliai Šarm el Šeiche, tikrai nenusileidžia Dubajui ar vakarų Europai, nauji, modernus. Šone matome dykuma graži, su kalnais tokiais uolėtais. Man šitą dykumą net primena šiek tiek Jordaniją. Žinoma, tai yra, galima sakyti, kaimyninė šalis, skiria tik tai Raudonoji jūra ir kraštovaizdis labai panašus net į Vadiram dykumą Jordanijoje. Taip kad akiai tikrai malonus vaizdai pasitinka atvykus į Šarm el Šeichą turistam. Atvykau į savo mėgstamą sirietiško maisto restoraną, užkandinę, nežinau kaip geriau pavadinti. Užsisakiau maisto. Čia galima meniu šiek tiek apžvelgti. Patiekalų kainos grubiai svyruoja nuo 100 iki 200 vietinių pinigų. Taip kad tarp 2-4 eurų. Ir yra 12% aptarnavimo mokestis. Čia būna kai kuriuose restoranuose šitas mokestis. Nu ką, atkeliavo maistas. Turim vištieną, turim ryžių geltonų, bulvytės, duoną, šiek tiek daržovių ir padažų. Skanaus. Tai ką, visas šitas malonumas eurais kainavo apie 2,40 €. Porcija tikrai didelė, ne taip paprasta įveikti. Atvykau prie vienos iš pagrindinių mečečių mieste, vadinasi Mustafa mečetė. Eisim apsižiūrėti iš arčiau. Prie įėjimo pasitinka mus štai tokia arka. Ir štai mečetė, kaip matome, yra 2 minaretai. Jie 26 metrų aukščio šitie bokštai. Yra kupolas, kuris šiaip nieko nereiškia, yra tokia kaip interjero detalė. Viduje yra pasodintų medžių, palmių bei kitų tokių medžių krūmų. Štai tokie bokšteliai aplink mečetę eina.
Graži vieta, fontanas. Dabar fontanas neveikia, bet jame šiek tiek vandens yra. Mečetė statyta iš pilko marmuro ir vizualiai atrodo gerokai senesnė nei yra iš tikrųjų, nes statyta yra 2007 metų rudenį baigtos statybos, tai jai yra dabar 17 metų tik tai. Bet bent jau kaip vietiniai sakė, dėl drėgmės, kuri čia kartais būna Šarm el Šeiche ir dėl vėjo, va taip susiformavo, kad pats fasadas mečetės atrodo žymiai senesnis. Turistų šiaip į mečetę neįleidžia. Yra dvi salės, didesnė yra skirta vyrams ir mažesnė moteriams. Teko vieną kartą matyti, kaip vyrus trumpam įleido tiesiog pasižiūrėti, bet įprastai turistai į šitą mečetę nėra įleidžiami. Mečetė statyta iš vyriausybinių pinigų bei iš paprastų žmonių aukų. Islame yra priimta aukoti, žinoma, tie, kas išgali, kam leidžia finansinės galimybės, pagal visas taisyklės, uolūs musulmonai turi aukoti apie 2,5% savo pajamų kasmet. Bet dėl to aukojimo nuomonių yra visokių. Yra manančių, tiksliau gal sakančių, kad jeigu visi musulmonai, kurie išgali laikytųsi šitos taisyklės, aukoti 2,5% nuo savo pajamų, tai pasaulyje nebūtų nei vieno badaujančio musulmono. Tai čia toks labiau taikymas yra tom turtingom Arabijos pusiasalio šalim, tarkim, kaip Saudo Arabija, Kataras, Kuveitas. Yra manančių, kad jie visgi nesidalina tiek, kiek turėtų dalinti su kitais. Pažvelgus aplink mečetę, čia visur gyvena vietinių rajonai, nėra aplinkui viešbučių, todėl tai turbūt strategiškai pasirinkta tokia vieta, kur dominuoja vietiniai ir kad netrukdytų turistai besimeldžiantiems. Iš paradinės pusės vaizdas gal net šiek tiek ir gražesnis. Šalia mečetės yra prausyklos. Pas musulmonus priimta prieš meldžiantis apsiprausti. Beje, Egipte yra 90% musulmonai ir 10% krikščionys. Kadangi populiacija apie 100 milijonų grubiai, tai musulmonų yra 90 milijonų. Ir tai yra 6. didžiausia musulmoniška šalis. Daugiau musulmonų turi tik tai tokios šalis kaip Indonezija, Pakistanas, Indija, Bangladešas ir Nigerija. Sekantis mūsų sustojimas yra krikščionių bažnyčia ir jinai randasi visai netoli mečetės, kur buvome prieš tai. Matosi štai minaretai, pėstute būtų apie 10 minučių, su mašina tiesiog 1 minutę užtrunka tarp šitų dviejų objektų. Prie įėjimo į bažnyčią stovi apsauga, tikrina kuprinės, rankinukus, žiūri kas viduje. Tokios saugumo patikros. Bažnyčios dizainas šiek tiek primena arabišką stilių, ta prasme islamišką. Bokštą, jeigu nebūtų kryžių, tai labai primena mečetės minaretas. Čia prie įėjimo skirtingom kalbom yra 10 Dievo įsakymų. Kalėdos už 11 dienų, eglutė papuošta. Šita bažnyčia yra koptų bažnyčia. Koptai yra dominuojanti krikščionių
rūšis, atšaka Egipte ir iš senosios graikų kalbos išvertus koptik reiškia egiptietis. Tai kadangi jie yra stačiatikiai, tai pas juos kalėdos būna vieną savaitę po naujų metų. Beje, šita bažnyčia statyta 2010 metais. Kas dėl koptų bendrai, tai kadaise jie atsiskyrė nuo Bizantijos imperijos, tapo savarankiška religinė tokia kaip atšaka krikščionybės ir teko girdėti tokių nuomonių, kad jie laiko save tikraisiais Egipto gyventojais, nes islamas atsirado vėliau už krikščionybę, todėl jie skaito save tikraisiais tais senaisiais Egipto gyventojais. Absoliuti dauguma pasaulio koptų yra Egipte, šiek tiek kaimininėse Šiaurės Afrikos šalyse bei yra diasporų Jungtinėse Amerikos valstijose. Panašu, kad šiandien į video papulti negalima. Ten yra iš tikro daug labai gražių piešinių, freskų iš Biblijos, bet ir prie įėjimo ne ką prastesni vaizdai. Pasisekė vienas duris atidarytas, tai eisime į vidų. Vidus labai įspūdingas, sakyčiau, viena iš gražiausių krikščionių bažnyčių, kokioj tik tai teko būti. Visur daug gražių paveikslų. Na, tikrai verta dėmesio bažnyčia. Kuo koptai skiriasi nuo kitų stačiatikių, kad čia yra sėdimos vietos. Sėdimų vietų paprastai nebūna stačiatikių bažnyčiose. Taip pat čia negalima degti žvakių. Nepamatysite nei vienos žvakės. Ir moterim bent jau šitose bažnyčiose nebūtina užsidengti galvos, kas yra priimta kitose stačiatikių tikėjimuose. Pagal visas taisyklės moteris turėtų sėdėti kairėje pusėje. Tai sufleruoja mergelės Marijos paveikslas kairėje pusėje, o vyrai dešinėje. Ten, mano supratimu, Jėzus yra. O ten per vidurį, kur yra toks dėdė su barzda, tai yra čia jų aukščiausias dvasinis lyderis. Nežinau, kaip tiksliai vadinasi, turbūt popas, bet tai yra pagrindinis koptų dvasinis vadovas. Kiek girdėjau, pas vietinius koptus nėra priimta nešioti kryžiukų, kaip mūsų kraštuose, jie vietoj to dažniau pasidaro tatuiruotę. Tai gali būti ir didesnis kryžius ant dilbio, gali būti visiškai nedidelis ant rankos, bet tai yra kaip skiriamasis ženklas, kad žmogus yra krikščionis. Štai bažnyčia beje yra dvi salės, tai mes buvom jau pagrindiniai, dabar bandysime dar į mažąją papulti, jeigu jinai aišku yra atidaryta. Mažoji salė irgi verta dėmesio. Aišku, ne tokia įspūdinga ir pompastiška kaip didžioji, bet vis tiek atvykus būtina ir čia nusileisti žemyn. Dar ką įdomaus teko girdėti apie koptų bažnyčias, kad vienoj salėje gali būti tik tai vienas mišios per dieną. Tai jeigu norint turėti dvi mišias dienoje, tai viena galėtų būti apatiniai salė, kita viršutiniai, tai negalėtų būti toj pačioj salėje 2 kartus.
Beje, kas liečia aprangos kodą, tai vyrams jisai nėra griežtas visai, galima ir su šortais, turbūt nebent nenorėtų įleisti su visai trumpai šortais kaip maudymuose. O moteriams šiek tiek kitos taisyklės. Reikia, kad būtų keliai uždegti, pečiai ir kad nebūtų gilių iškirpšių. Jeigu kažkas netitinka aprangos kodą, tai čia yra nemokami chalatai. Jie yra prie pat įėjimo ten, kur 10 Dievo įsakymų. Čia tas mano minėtas apsaugos punktas prie įėjimo į bažnyčią. Ir dar grįžtant prie islamo ir krikščionybės temos, Egipte dar prisiminiau tokį dalyką, kad yra, tokie gal net pavadinkim šventi musulmoniški vardai, kuriais vietos krikščionys savo vaikų vadinti negali. Tarkim, tokie vardai kaip Ahmedas, Muhamedas, Mustafa, Mahmudas. Tokiais vardais gali vadintis tik tai musulmonai. Šiandien vėjuota diena buvo, tai pasiekmes kėdė, lyginimo lenta numesta. O Hurgada girdėjau, kad aplamai net jūrinės ekskursijos atšauktos šiom dienom. Šiandien gruodžio 14 diena. Einam dabar į vietinę kepyklėlę. Pasižiūrėsim asortimentą, čia visokių skanių bandelių yra. Sausainių. Ir ieškosim mano mėgstamiausią desertą pavadinimu basbusa. Čia mano mėgstamas desertas basbusa vadinasi. I'm talking in Lithuanian, you know. Hello, hello. You have very nice desserts. Baba. Huh? Baba? No, maybe for YouTube. YouTube. Oh. Lithuanian YouTube. Čia dar yra labai skanių sausainių, šitų su cukraus pudra. Ir tokie pyragai, paprasti, bet irgi skanus. Ten su bananais viduj berods irgi dažnai nusipirku. Va kaip ta basbusa atrodo. Tai tokia porcija 1,5 euro te kainuoja. Labai pigu ir skanu. Dar vienas geras dalykas, kurį atradau Egipte, tai Araib gėrimas. Labai panašus į mūsų kefyrą. Kadangi mėgstu kefyrą rytais, tai labai geras variantas. Ir šitas net įdomesnis, toks su žalia arbata ir citrina. Dar net įdomesnis toks skonis. Labas vakaras. Einam dabar į Soho skverą, vieną iš populiarių vietų Šarm el Šeiche. Šiandien gruodžio 18 diena ir tai yra pirma diena, kada man prireikė striukės vakare. Nėra labai šalta, išgyvenčiau ir su džemperiu, bet visgi komfortiškiau yra su striukė. Tai ką, iki kalėdų liko lygiai 1 savaitę. Priėjus skverą matosi viskas gražiai apšviesta, paruošta kalėdom, daug šviesų. Tokia šventinė nuotaika tikrai jaučiasi. Toks Egiptas be kupranugario. Kiekvienas uždirba taip, kaip gali. Čia priėjimo laukia kontrolė. Panašu, kad tikrins tašes, kuprinės ir panašiai. Ir ką mes matom, atėjo daug šviesų. Daug turistų ir vietinių turbūt yra nemažai. Parduotuvės, tualetas yra, saldainių parduotuvė. Čia, kiek žinau, turi būti fontanas. Aš čia pirmą kartą esu, tai eisiu paieškoti fontaną. Žiūrėkit, koks raganosis. Šiaip, ką galiu pasakyti, įdomi ir neeilinė vieta, tai čia visokių ir tokių skulptūrėlių yra, fontanai. Dabar prieš šventės ypatingai viskas gražiai atrodo kaip apšviesta, nors klausimas, kai būna ne švenčių metu. Manau, vis tiek kažkiek to apšvietimų būna. Kur be pažvelgsi, visur įdomu.
ten matosi eina toks kaip tunelis apšviestas, po to mes iki jo nueisim irgi. Kokie fainas Vinipuchas ir Zuikis. Eglutė nepasakyčiau, kad kažko labai išsiskirtų. Manau, mūsų Lietuvos miestuose būna tikrai gražesnių ne vieną. Bet šventinės atmosferos vis tiek dadeda, kaip ten bebūtų. Va, koks vietinis popsas pas juos. Čia visokiausio restoranų matosi, tiek ir indiškos virtuvės, tiek kinietiškos, graikiškos, itališkos, žodžiu, visokiausio. Aišku, kainos tokios, kiek teko pasižvilgterti, turistinės, pakankamai turistinės. Nėra itin pigų lyginant su kitomis miesto vietomis. Skvere yra ir prekybos centras, Soho molas. Brandai nelabai ką sako. Mums, sakyčiau, nepažįstami. Rašo Made in Egypt. Tai tikėtina, kad čia visi vietiniai brandai yra. Skvere rasite ir ice barą, tai yra ledo barą. Čia tiem, kam per karštą ir norisi šalčio pojūčio. O štai, gražiausia kalėdinė eglutė, kol kas čia Egipte matyta. Tokia pasakiška. Kvepia vafliais iš tolo. Gerai, kad pavalgęs. Taip tai būtų sunku susilaikyti. Na ką, reziumuojant, tikrai įdomi vieta. Visiems atvykusiems iš Šarm el Šeicho tikrai rekomenduočiau aplankyti. Bent jau vieną vakarą atvykti, tarkim, kokiom porai valandų, neskubant. Atmosfera čia gera, daug šviesų ir panašiai. Kai kuriem viešbučiams, kurie randasi Sharks Bay, tai yra net pėstate ateiti užtrunka tarp 5 ir 10 minučių. Tai tarkim tokiem viešbučiam kaip Concord, Doubletree by Hilton, White Hills, Meraki. Tai žinokit, kas vyksite į tuos viešbučius, Soho skveras bus visai prie pat ir galėsite kiekvieną vakarą prasivaikščioti, prasėdėti po vakarėlės, išdeginti kalorijas visas. Kažkaip bevaikštant netikėtai ir sušilo, tai striukė buvo palikta. Dabar atvykau į dar vieną populiarų rajoną, vadinasi Nama Bay, ir čia galima sakyti laikomas kaip miesto centras. Tai ne tik vienas iš pirmųjų rajonų mieste, bet ir geografiškai gaunasi taip daugmaž per vidurį nuo visur ir, sakyčiau, nuo čia. Bet kur miesto ribose užtektų su mašina 15 minučių. Taip kad į kurią pusę bevažiuotum, per 15 minučių bet kurį tašką Šarm el Šeiche miesto ribose galima pasiekti. Čia va pagrindinė pėsčiųjų gatvė Nama Bay rajone. Yra ir keletas išsišakojusių mažesnių gatvių. Nu ką, įprastai prekyba, ekskursijos, paslaugos, barai, restoranai. Čia šitą vietą vadinu kaip Basanavičiaus gatvę, nes nemažai yra kavinių ir jos bando vieną kitą pergroti, kas garsiau. Tai toks, žinot, miksas gaunasi. Iš vienos kavinės, iš kitos ir grinai bent jau kaip anksčiau būdavo Basanavičiaus gatvė. Ir šiaip toks principas labai panašus. Tik tai tiek, kad čia pėsčiųjų gatvė,
ir einama link jūros, bet čia tokios jūros atvirų paplūdimių nėra. Tilto irgi nėra, aišku, kaip Pacadavičiaus gatvėje. Čia va, kur minėjau, tas visas kavinės bando vieną kitą pergroti. Alibaba. Čia yra ir alkoholio parduotuvių ir net ir importinio matos alkoholio. Šiaip kaip ir įprasta musulmoninėse šalyse, alkoholis supermarketuose neparduodamas. Jo tiesiog nėra. Yra specializuotų parduotuvių, kur galima įsigyti alkoholio, bet arčiausiai esanti manęs tai tik tai vietinis alkoholis. O čia bent jau matosi vizualiai, kad yra ir tarptautinių. Na ką, kas liečia dėl namo B, pas ką bus galimybė, ar netoli gyvensit, ar važiuosite pakeliui užsukti, verta, sakyčiau, bent jau pusę valandos pasivaikščioti tą pagrindinę pėsčiųjų alėją, pasižiūrėti kokią atmosferą. Bet jeigu, tarkim, reiktų rinktis tarp dviejų vietų, Soho skvero ir šitos namo B pėsčiųjų gatvės ir aplamai rajono, aš visgi balsuočiau vienareikšmiškai už Soho skverą. Ten visgi įdomiau ir ten tokia fainesnė atmosfera, daugiau tų visokių apšvietimų, įdomių visokių fontanų ir panašiai skulptūrų. Visgi šitas namo B nusileidžia, mano nuomonė. Šiaip kas liečia vietinis ir vietinį kyrumą, tai prieš atvykstant dabar į Šarm el Šeichą buvau labai blogą nuomonę susidaręs apie egiptiečius, nes paskutinį kartą esu buvęs 2012 metais Hurgadoje ir atsiminimai buvo tikrai nekokie, labai pamenu įkyrus būdavo ir taksistai, ir prekeiviai ten tave tempia vos ne už rankos, sakykime, mano parduotuvę. Labas draugė, kaip sekasi, iš kur tu ir panašiai, taksistai gatvėje tau ramybės neduodavo, tai dabar nuomonė šiek tiek jau pakeitęs, gal Šarm el Šeiche žmonės šiek tiek civilizuotesni gaunasi, nes aišku pasiūlo ten, tai taksi, tai dar kažką, bet jau ta tokia įkyrumo nėra. Arba per tos 12 metų mano gal pasaulio suvokimas irgi kažkiek pasikeitė, pabuvojus tokiose šalyse kaip Indija, ten super įkyrus žmonės pasirodė net ir tam pačiam Bali. Nors ten jie šypsosi tau, bet irgi ramybės neturi kažkur išėjęs į gatvę, vis tiek tai paslaugas, tai taksi, tai dar kažką nuolatos tau siūlo. Čia visgi nėra taip blogai, užtenka pamojuoti ranką arba pasakyti, kad ne, ir dažniausiai tuo viskas ir baigėsi, nieks už ranko netampo. Dar viena lankoma vieta, tai Old Market rajonas. Čia toks kaip vadinamas senamiestis miesto. Ir štai iš pat pradžių mus pasitinka prekyba, statulos, ten matosi toliau yra toks kaip krioklys dirbtinis padarytas ir netrukus prieisime pagrindinę vietą šitoje teritorijoje. Čia kaip įprasta pas egiptiečius praktiškai visose kavinėse rodo futbolą, čia sportas numeris 1. Eisim pasižiūrėti krioklio. Old Egypt. Nu ką, ir pakilus iš viršaus labai gerai matosi pagrindinė atrakcija šitam rajone, tai Sahaba mečetė. Mes jau matėme nuo tos panoraminės aikštelės įspūdingą mečetę. Jau šitą vietą būtų didžiulė nuodėmė praleisti ir čia neatvykti.
kas norės apsiprekinti, čia pasirinkimo irgi visokie yra, matosi tiek visokių prieskonių, rūbų, suvenyrų, visko galima rasti. Mečetė tiesiog įspūdinga, matosi, kad yra keli aukštai, kas šiaip neįprasta mečetėm, paprastai jos būna vieno aukšto, o minaretai tokie grinai turkiško stiliaus. Kiek teko girdėti, kad architektas buvo turkas, nors turkiško kapitalo nėra, ta prasme, turkiškų pinigų statant šitą mečetę nebuvo, tiesiog architektas. Nors teko ne kartą būti šitam Old Market rajone, bet į vidų mečetės taip ir nebuvau papuolęs. Kiek žinau, šiaip turistus turi įleisti ir bent jau Google'as rašo, kad jinai veikia visą parą. Tai nežinau, eisim, įsitikinsim, ar tikrai taip. Dabar yra maždaug apie 11 valandą vakaro. Beje, mečetė pastatyta tik tai prieš 8 metus, prieš 7 dar tiksliau, 2017 metais, aš jau kažkaip gyvenu 25, dar 7 metai jai. Ten panašu įėjimą, bet apsauga paklausim, kaip čia įeita, ar iš vis galima. Visgi, kiek supratau iš apsauginio, angliškai neįtin gerai šnekėjo, bet minėjo, kad tarp 10 ryto ir 9 vakaro įleidžiama į vidų. Tai teks kažkada sugrįžti dar. Vidų vis tiek norėsis pamatyti ir parodyti jų prie to pačio. Na ką, grįžau kitą dieną ir panašu, kad dabar turėtų įleisti. Reikės tik tai batus nusiauti. Nepavyko visgi vidaus nufilmuoti, ten tuo metu meldėsi žmonės, bet galiu pasakyti, kad nieko įspūdingo, ta prasme išorė tai labai gražiai atrodo, nuo vidus pakankamai paprastas, tik tai matėsi, kad yra 2 salės, viena vyrams, kita mažesnė šiek tiek moterims ir tiek. Kilimas patiestas ir viduj kažkokia labai didelės puošnos ar kažkokia didelė įspūdžio nėra. Na ką, štai ir baigėsi mūsų pažintis su pagrindinėmis vietomis Šarm el Šeiche. Tai trumpai dėl visų pagrindinių vietų, tai šitą Old Market rajoną, Krikščionių bažnyčią ir Soho skverą, tai mano manymu tikrai būtina pamatyti šitas 3 vietas. Kas liečia dėl Mustafa mečetės, tos ankstesnės, kurią mes lankėme dieną, tai, kaip sakyti, visgi sakyčiau, nėra principinga, bet kadangi jinai randasi šalia Krikščionių bažnyčios, tai vis tiek prie to pačio aplankyti reikia. Naba bei visgi silpniausia iš šitų visų turistinių vietų, tai vėlgi pagal galimybės, priklausomai nuo to, kaip toli ar kaip arti nuo jūsų randasi ir pagal norus. Šiaip tikrai daug neprarastumėt, jeigu to Naba bei neaplankytumėt. Kas man patinka Egipte, kad net ir vėlai vakare čia pilna veiksmo. Dabar yra beveik 11:30, tai va, norit pavalgyti, prašom. Norit apsipirkti produktų, prašom. Vaisių parduotuvė atidaryta. Norit apsikirpti, jokių problemų. Riešutų, kepinių, visko yra, visko rasite. Gyvenimas verda, ne kaip pas mus Lietuvoje, ypatingai mažesniuose miestuose, 8 vakaro viskas, nei gyvos dvasios neberasite. Atvykau į tarpvietinių populiarią kavinę, jinai garsėja kalėnų šišą. Žmonės rūko šišą, šiandien kaip keista tuščia, taip tai būna pilna žmonių. Tai va, kažkas rūko šišą, žiūri futbolą, labai tradicinis vaizdas egiptietiškose kavinėse. Pažvelgus į meniu pradžiai randame karštuosius gėrimus, tada yra įvairių sulčių, pieno kokteilių, kitų gėrimų. Yra nealkoholinių kokteilių, desertų, ledų ir pati šiša. Atkeliavo šiša. Šį kartą išsirinkau mangų ir kivi skonį. Geras dalykas šiek tiek atsipalaiduoti po visų darbų nuovargio ir taip toliau.
atsigerti pasiėmiau snykerio milkshake'ą. Ragausim. Nu ką, kalienas bei kokteilis atsėjo grubiai 200 vietinių pinigų, tai būtų apie 4 eurus. Labą dieną, šiandien gruodžio 25 diena, Kalėdos. Kadangi esu čia vienas Egipte, be šeimos, be draugų, tai vienas kaip pirštas. Einu į paplūdimio klubą, tiesiog pasidaryti savo tokią kaip mini šventę Kalėdų proga. Visai šalia paplūdimio klubo yra va toks monumentas. Šitas monumentas už mano nugaros pasirodo yra lėktuvo katastrofai skirtas jo aukoms ir katastrofa įvyko 2004 metais, sausio 3 dieną. Skrido lėktuvas iš Sharm el Sheikho į Paryžių, turėjo stoti pakeliui Kaire. Juo skrido 135 turistai ir 13 įgulos narių. Deja, visi 148 žmonės žuvo. Kiek teko domėtis, priežastis nėra aiškios, iki galo nebuvo sutarta, dėl ko įvyko šita katastrofa. Kaip galima matyti, monumentas randasi prie vandens. Ten tolumoje matosi Tiran sala, o už jos jau prasideda ir Saudo Arabija. Šiuo metu nesimato, bet manau, kai kuriom dienom turėtų tikrai matytis vaizdas į Saudo Arabiją. Jinai čia yra sąlyginai netoli. Nu, o čia į kairę pusę pažvelgus visur viešbučiai, viešbučių paplūdimiai. Ten šiek tiek toliau pakilus ant kalno yra tarp lietuvių populiarus viešbutis Jazz Fanara. Ir mūsų paplūdimio klubas va čia va tiesiai. Šiandien šiek tiek vėjuota, bet temperatūra, sakyčiau, taip apie 24-20 gal net 5, nu, tiksliau gal tarp 23-25. Nėra šalta, kaip pagalvojus. Gruodžio mėnesį, gruodžio pabaigoje tikrai pakankamai komfortiška. Štai, paplūdimio klubas vadinasi El Fanar. Čia, kaip suprantu, pavadinimas nuo švyturio, o tas švyturys ten toliau matosi yra. Įėjimas į paplūdimį kainuoja 150 vietinių pinigų, tai būtų apie 3 eurus. Ir čia va yra instrukcija, bendros taisyklės, pradeda dirbti nuo 8, negalima savo gėrimų ir savo maistą atsinešti, nors šiaip nieks netikrina. Ant koralų galima vaikščioti, negalima žuvų maitinti, žodžiu, visos tos taisyklės pagrindinės. Ir negalima giluminio nardymo daryti be instruktoriaus. Čia įėjęs mini parduotuvė, ko gali prireikti turistam. Teritorijoje yra dušai, tualetai, muzika groja. Viskas pakankamai civilizuota. Kadangi atvykau po pietų su laisvom vietom prastoka, bet bandysiu kažkur prisiparkuoti. Sorry, is this available? Yes? Smėlio niekur nesimato, tualetas krantas, žmonės snorkelina, tai yra tokie lepteliai, yra kitas toks kaip tiltukas į vandenį. Principas toks atrodo. Oloj šiek tiek laisvų vietų, kur galima ilsėtis. Čia yra vaizdai pakankamai gražas. Ten jeigu žvelgti toliau, turėtų būti paplūdimiai viešbučio Jazz Fanara ir Reef Oasis Beach. Va, kur labai graži pakrantė. Ten šiek tiek toliau turi iš čia matytis ir populiariausias restoranas Farsha Sharm el Sheikhe. Ir tiltas yra pakankamai toks solidus. Atrasti gultą visgi pavyko pakankamai nesunkiai, atsirado vienas visai šalia prie įėjimo, galima sakyti. Atmosfera šiaip gera, muzika groja, toks pakankamai relaksinės pojūtis, rekomenduoju bent jau kol kas. Čia ant meniu labai matos, kaip viskas atrodo iš viršaus šitas paplūdimys. Meniu kainas mūsų europiečių tikrai negazdina, už kas galima ir už kokius 3 eurus.
Brangiausias patiekalas, kokį mačiau, buvo apie 10-11 eurų, ten kažkas su kalmarais, labai smarkiai nesigilinau. Yra gėrimo, ten arbatos galima ir daugmaž už eurą, kava pusantro euro, taip gaunas. Alus grubiai apie 100, grubiai 150, apie 3 eurus alaus galima išgerti. Žodžiu, kainos mums tikrai įkandamos. Paskutinis vakaras Egipte. Tai šiandien nutariau ateiti nusipirkti suvenyrų, saldumynų ir panašiai prieš kelionę namo ir atvykau į Mango Market Hadabos rajone. Tai čia turbūt geriausia suvenyrų, saldumynų ir panašiai parduotuvė prieš kelionę namo. Čia labai platus visko pasirinkimas, pradedant saldumynais įvairiais. Yra arbatos skyrius, kas malonu, kad kainos yra nurodytos, nėra čia jokių dėrybų, nereikia dėrėtis. Yra įvairių akcijų, kas perka didesnius kiekius. Visokiausių saldumynų, net nebežinai, ką pirkti. Čia yra visokių aliejų, kas irgi populiaru. Yra pirčiai aliejų skirtingų. Čia kvepalai, bet kaip suprantu, viskas padėlkos. Čia žmonės dar vežasi šampūnus. Kiek žinau, šitas brandas Vatika populiarus. Tada dantų pastos. Aišku, yra visokių banalių suvenyrų. Faraonai, nefertytės, katės. Viską čia rasite. Pasirinkimo čia tiek daug, kad žmogus pasimetė, nebežinai nei ko, nei kiek ir pirkti. Jau magnetukų ant šaldytuvo irgi rasite. Rūbų yra skyrius. Ten toliau bus ir avalynė, vaistai. Žodžiu, daug visko. Apsipirkom biškį prieš kelionę namo. Ir va čia ta parduotuvė. Mango Market. Atvykom į turbūt populiariausią kavinę Šarm el Šeiche, vadinasi Farša. Marokietiško stiliaus, tai bandysim papulti į vidų, tikėsimės įleis. Nereikia išankstinių rezervacijų. Jaučiasi iškartėjęs, kad populiari vieta. Jaučiasi kaljado dūmai. Ir va, gaunasi oloje kavinė. Turim va tokį įdomų meniu. Meniu atsidaro, maisto pasirinkimo bent jau kol kas nesimato. Yra tik tai picos. Picų gal 10 pasirinkimų yra. Taip toliau. Kavos, arbatas, gaivieji gėrimai. Yra alkoholinių gėrimų. Kainos, aišku, europietiškos tokios. Bet matas, kad labai populiari vieta. Atkeliavo kokteiliukai. Vienas mojito, kitas Sex on the Beach. Dabar ragausim. Čin. Neblogas, žinok. Every move you make, every bond you, every single day. يما ضلمة المفروض نهدي أعصابنا. لا مش لازم نغير العالم النهارده، عادي مش موضوع.